Sunkiausia jam yra socialinė sąveika, jam sunku bendrauti su bendraamžiais. Jis to nori, bet pamatęs vaiką jis pasimeta. Tada nebeprisimena, kad reikia pasakyti labas, koks tavo vardas, tada jisai pradeda šūkauti, pradeda šokinėti, nori pasirodyti iš geresnės pusės, tačiau nesupranta, kad vaiką tai atbaido. Sūnui Augustui yra 7 metai. Jam yra įvairiapusis raidos sutrikimas, sunkiausia jam yra socialinė sąveika, jam sunku bendrauti su bendraamžiais. Jis to nori, bet pamatęs vaiką jis pasimeta. Jisai nežino, tada nebeprisimena, kad reikia pasakyti labas, koks tavo vardas, tada jisai pradeda šūkauti, pradeda šokinėti, nori pasirodyti iš geresnės pusės, tačiau nesupranta, kad vaiką tai atbaido. Taip pat gali elgtis netikėtai, žaidžiant futbolą, po kurio laiko pribėgti, pasakyti, kad myli tą berniuką, o nori iš tikro tik tai su juo draugauti, bet nesupranta šiuolaikinio konteksto. Taip pat jisai sunkiau kalba, dėsto sakinius, tačiau kalba nėra visada aiški, svetimam žmogui sunkiau suprasti. Jisai stengiasi, skiemenuoja, tačiau vis tiek tai taip pat apsunkina socialinę sąveiką. Tikriausiai, kai dabar lyginu su mažesniu sūnumi, dabar suprantu, kad kažkas buvo ne taip jau anksti. Tačiau realiai pastebėjom apie 2 metų, kad sustojo vystytis kalba. Buvo pradėjęs kalbėti žodžių junginiais, paprastais kaip mama, nem, tačiau tie junginiai pradėjo blėsti ir kalba liko sava, o nauji žodžiai pradėjo atsirasti tik tai būnant 3-4 metų. Pirmiausia, kreipėmės į ankstyvą reabilitaciją ligoninėje, tačiau būnant 2 metų mus šiek tiek tai atbaidė. Vėliau jau, kai sūnus buvo 3,5 metų, kreipėmės taipogi vėl į tą pačią ankstyvąją reabilitaciją ir prašėme, kad mus nukreiptų į sanatoriją detalesniam ištyrimui, kad gautume diagnozę. Ištyrę, iš tikro buvo sunku susitaikyti su tuo, sunku išgirsti, kad tavo vaikas kitoks, kad lengva nebus ir gal nebus lengva visą gyvenimą. Tačiau yra daug sunkesnių atvejų, ir supranti, kad tavo vaikas dar pakankamai sveikas yra. Kartais būna tokių sunkių dienų. Būna sunkių dienų, kad tu galvoji viskas, nieko nebus, jisai nebus savarankiškas, jisai savarankiškai negyvens. Bet tada susiimi, vis tiek darai tą patį ir tu matai rezultatą. Tu matai rezultatą, kad tas vaikas pradeda sakyti daugiau žodžių, kad jisai rašo, kad ir spausdintiniam raidėm, kad jisai skaito, kad skaito tik kai mama paprašo, bet jisai skaito, ir kad jisai puikiai skaičiuoja. Taip, gal jisai dabar nemoka bendrauti, bet mes labai tikimės, kad savarankiškam gyvenimui to pakaks. Jeigu jisai ir neturės daug draugų, jis gal turės vieną draugą, bet jis galės būti savarankiškas. Taip, mes baigėme bendro ugdymo darželį. Bendro ugdymo darželį jis lankė nuo 2 metų. Mums sužinojus diagnozę, mes klausėme darželio, ar jūs norite, kad mes pasiliktume, ar mums geriau išeiti į spec darželį, kad mes jūsų neapsunkintume, nes mūsų mieste spec darželis taipogi turi bendro ugdymo grupės. Bet mes nusprendėme likti, nes darželis patvirtino, kad jie vis tiek nori, kad mūsų sūnus jį lankytų. Ir baigėme darželio priešmokyklinę grupę ir šį rugsėjį mes ketiname eiti į bendro ugdymo mokyklą. Nežinome, kaip mums seksis, bus labai sunku spėju, bet mes bandome. Taip, jie integruojasi kitaip. Galiu pasakyti drąsiai, kad sūnus nuėjęs į didesnę vis darželio grupę, vis išmokdavo kažką naują iš savo bendraamžių. Tai ne visada būna gerai, bet būna ir labai gerų dalykų. Ir tiesiog aš stengiuosi jį auginti kaip pilnai neurotipinį vaiką. Kitaip tariant, kaip paprasti žmonės sakytų, sveiką vaiką. Nes jis toks yra, tik jis yra kiek ypatingesnis negu visi vaikai. Šitą kliniką atradau labai įdomiai. Mes su sūnumi buvome susipažinę su mergaitė, kuri turi lengvai išreikštą Dauno sindromą. Ir kažkada pamačiau, kad jos mama įsidėjo Facebook'e, kad jos klauso mamos balsą. Ir pradėjau tuo domėtis. Taip pat yra Facebook'e privati grupė, kurioje yra vaikų su mūsų sūnaus sutrikimu. Taip pat domėjausi tėvų atsiliepimais ir atsiliepimai buvo geri.
Vyrą truko kiek ilgiau įkalbinti, pabandyti tai, bet mes nusprendėme tai pabandyti. Ir dabar klausome trečią ciklą. Klausome mamos balsą, lankome logopedo užsiėmimus ir ergoterapeuto užsiėmimus klinikoje. Esame labai patenkinti. Nors mūsų, sakykime, tie rezultatai po klausimų, jie nėra kaip stebuklas, bet aš stebuklais ir netikiu. Svarbiausia yra judėjimas į priekį. Mes judame. Po pirmo klausimo sūnus pradėjo imituoti siužetinius žaidimus, kuriuos imituoja brolis. Jisai tai daro ne dėl to, kad jam įdomu. Matosi, jog jis tai daro todėl, kad tai patinka mamai ir tėčiui. Jis nori mus pamaloninti. Suprato, kam reikalingas telefonas. Nes iki tol jis kalbėjo tik su gyvu žmogumi, su telefonu jam nepatiko kalbėti. Po antro ciklo sūnus pradėjo kalbėti labai daug ir sakiniai ne šabloniniai, bet labai įvairūs. Tiesa, jisai nekalba su tavimi visada tokiu dialogu, kad papasakotų apie savo emocinę būseną, bet jis kalba tai, kas jam įdomu. Jis pasakoja, kad jis vairuos sunkvežimį, po to, kai pasimokys mokykloje. Jis pasakoja, kad jis bus kapitonas, pasakoja, kad skrenda lėktuvas ir jis skris tuo lėktuvu. Tu jam sakai, kad ne dabar, bet jis norėtų dabar. O dėl specialistų tai tikrai labai yra malonus dalykas tas, nes teko susidurti su įvairiais specialistais. Kad tu ateini pasimti vaiko iš užsiėmimo ir dažniausiai sako, kas ne taip. Čia pirmiausia pagiria vaiką už darbą, jam girdint, kas yra labai svarbu pasitikėjimui savimi. Ir taip pat, aišku, pasakom konstruktyvę kritiką, bet visada yra pirmoje vietoje pasakoma, kas yra gerai. Tėvam ir taip sunku, kad vaikas turi problemų. Tai visada malonu girdėti, kad kažkas yra gerai. Visi vaikai ypatingi. Norim visi originalaus vaiko. Dabar tai labai vertinama 100% originalus vaikas. Tai jūsų toksai yra. Jūsų vaikas 100% originalus, tik juo reikia tikėti. Tikėkit, kad jis gali. Mano vaiką, aš žinau, kad vadino beviltišku. Iš pradžių. Mano vaikas skaito, mano vaikas skaičiuoja, mano vaikas rašo. Taip, jisai nemoka su bendraamžiais tinkamai bendrauti, bet jis išmoko. Nes aš tikiu. Aš tom tikiu. Ir skaito jisai beveik visada tik tai man. Bet tikiu, kad skaitys ir kitiem. Taigi tikėkit savo vaiku, nes jeigu jūs jo netikėsit, niekas jo netikės. Svarbiausia tikėti, kad tikėtumėt jūs.